Sveiki visi regbio mylėtojai, esame Kaune, Partizanų gatvėje, kur vienas geriausių Kaune regbio stadionų. Ir šiandien daug stiprių, drąsių ir greitų vyrų susirinko čia Kaune ir žaisim regbį. Konkrečiai startuoja top lygos 7 pirmenybės, iki ten uraganiškai. Ąžuolas pradėjo finalinės rungtynės, bet Baltraksas kėlinio pabaigoje intrigą grąžino ir čia Ąžuolas daro tą patį, ką darė. Dar ne. Bet Baltraksas vėl. Aiškiai galima skelbti, kad Ąžuolas Šildikis jie laimi Kauno 7 pirmąjį etapą. Congratulations, coach, with the win, and tell us your impressions about this Saturday. Labas. Thank you very much. I think the boys worked hard to obviously get the win, and I think that's what we were trying to do, to sort of try and work in our Kaunas family and work hard for each other to try and win the tournament. So I'm obviously very happy that we achieved that. The next thing is for Lithuanian rugby. I'm so happy with the quality of rugby that I saw today, and that makes me happy as well. Ąžuolas has a few new members of the team. How much impact they gave for the Ąžuolas team? A lot, and I think the vision of this club is to become a national club. So that means we want to be a big part of Lithuanian rugby, but it also means that we want to open our doors to the rest of the world, because I think rugby is a big family, and the idea is to have as many people, as much as we can get involved in Lithuanian rugby and through Kaunas, but for Lithuanian rugby. So I think the guys made a big impact, and we're happy. The impact is not only for us, but also for the guys that they're playing against, because essentially we've got a lot of guys in the Lithuanian national team, and it means they're also getting prepared, so that's good. Treneri, visai smagi šeštadienio diena gavosi, biški happy endo pritrūko. Kokie pačių įspūdžiai apie šitą šeštadienį? Nelabai smagus iš tikrųjų, ne to tikėjomės, ne to norėjom, bet yra kaip yra. Turim dar antrą turą, turim savaitę padirbti ant dalykų ir grįžti kitokiam nuotaikom. Grįžtant prie finalo, paleidot pradžią, po to bandėt grįžti ir turėjot visus kozirius savo rankose, turėjot kiekybinį pranašumą, kas ten nutiko pabaigoje, kad jo neišnaudojot? Mes visą dieną iš tikrųjų nežaidėm savo žaidimo, nežaidėm gerai, nežinau, kas vaikinam buvo, nežinau, netenkino nei vienose varžybose šiandien žaidimas, visos varžybos buvo sunkios, nežinau, priešininkai gal patobulėjo labai. Džiaugiuosi vienu dalyku, kad mes esam turbūt vienintelė komanda lietuviška, be užsieniečių, be nieko, savo jėgom, savo klube užauginti žaidėjai žaidžiam. Tai tom džiaugiuosi, prižadu kitokią kovą kitą savaitgalį. Sklinda kalbos, kad turnyro lygis pakilo, kad komandos yra lygesnės lyginant su prieš tai buvusiais sezonais. Ar sutinkat, kad tas lygis yra aukštesnis negu lyginant su pernai? Jo, pakilo lygis automatiškai, nes šiandien matom jaučiu daugiausiai užsieniečių, kiek yra buvę turbūt per istoriją Lietuvos. Bet ką tai rodo, kad nemanau, kad Lietuvos regbį tas yra labai gerai, kai klubai neužaugina savo žaidėjo, vežasi kitus. Tai nežinau, verta susimąstyti turbūt visiems.